Ai, tada 100. Ta prasme. Dar nesu patyręs tokią keistą jausmą. Tai šiaip toks naujas automobilis kainuoja beveik 170 000. Šitas yra šiek tiek panaudotas, pravažiavęs 10 000, tai jeigu susigundėt, šito kaina tik 105 000 eurų. Tai sveikučiai, su jumis ir vėl aš, Gintenis Dauparas, ir dar viena Garažas 16 serija. Ir kaip matot, šiandien mes pakalbėsim apie milžinišką daiktą, kuris yra pagamintas Kinijoje. Šalia manęs Dongfeng Mhero 1, kurį aš pasiskolinau iš Deals on Wheels. Tai yra offroaderis, bet tai yra kinų gamybos offroaderis, kurio ilgis beveik 5 metrai, svoris beveik 4 tonos ir jam reikia C kategorijos ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvoje pirmas apžvelginėjau šitą automobilį. 4 elektros varikliai ant kiekvieno rato generuoja net 1088 arklio galias ir 1400 Newtonų. Nuo 0 iki 104,2 sekundės su beveik 4 tonas sveriančiu monstru. Pakankamai įspūdinga. Automobilyje sumontuota didesnė negu 140 kWh baterija, kuri VLTP skaičiavimais viena įkrova gali nuvežti šitą monstrą beveik 400 km, bet realybėje sąnaudos siekia apie 40 kWh. Tikrasis nuvažiavimas atstumas yra apie 280 km, kas iš principo kaip ir nėra daug, bet turint omeny jo dydį, svorį ir galimybės offroade, tai visai gal ir neblogai. Ai ne? Beje, automobilis turi ne tik 4 varomus, bet ir visus 4 pasisukančius ratus ir jie veikia visada ir taip labai stipriai padeda tam automobiliui susisukti sankryžose ir kiemuose, nes kitaip tai būtų žiauriai sudėtinga situacija. O dabar šiaip tai jaučiuosi kaip su kokiu golfu mieste. Kalbant apie kėbulą, tai jis stipriai agresyvus, iš karto matosi, koks automobilis aukštas, jis yra ant orinės pakabos, jis gali ir dar labiau išsikelti ir aišku gali dar labiau nusileisti. Man patinka labai šitie ledai, toks lyg ir nėra Kinijos kvapo ant to automobilio, išskyrus aišku, kai pamatai šitą transformerį, tai čia kaip ir logiška pasidaro, kad čia kinų gamybos tas automobilis. Ratlankiai 20 colių iš karto su purvo padangom. Man labai patinka šitos detalės, tokie kaip vyriai laikantis sunkias duris. Rankenėlės yra elektroninės, paspaudi viduje mygtuką ir jos atsidaro, o apačioje dar yra ir slengstis, kuris darinėjant duris. Atsisėskim į galą, pažiūrėkim, kokia situacija yra čia. Taip, šita sėdynė keleivių nustatyta kaip važiuoti ponui, bet netgi labai stipriai atsilenkus šitą sėdynę, aš čia puikiai telpu. Mano kojos beveik liečiasi, bet dar telpa, galvai tai vietos sočiai. Kas čia? O, nice. Dar turim ir staliuką. Tas staliukas pakankamai aukštai, tai mano kojom praktiškai netrukdo. Iš galo taip pat turim ir džentelmeno sėdynę, su kuria šiek tiek galim pasireguliuoti, jeigu čia mums trukdo. USB-C jungtis, USB jungtis, dėtuvėlė. Galinės sėdynės taip pat yra valdomas elektra. Pačios duris atsidaro mygtuko taip pat paspaudimu. Ir kiekvieną kartą girdis, kaip iškrenta slengstis. Langas. O, yes. Va čia tai malonu važiuoti. Bet dar vieną dalyką įdomu noriu parodyti, tai tas yra kiekvienose duryse. Durų rankenos atrodo kaip šautuvas. Tai toks įdomus sprendimas, nekomentuosiu. Aišku, visur galima rasti ir Mhero detalių. Šiaip tai tas pavadinimas, turiu pripažinti, man visai patinka. Mhero, toks lyg ir Hero, prie ko šitas M, tas M lyg Mild Hybrid, nu šačiu toks biškilempa. Bagažinė taip pat atsidaro paspaudus mygtuką į šoną. Žiūrim, ką čia turim. Kablys 3 kg. Čia galima išeiti, jeigu užsidarai bagažiniai. Power outlet 12 voltų. Ir 220 voltų. Tik aišku, čia jau reikia adapterio, bet nesvarbu. Tvirtinimų yra įvairiausių kroviniam sunkiem. Po dugnu. Na, čia yra tokių, sakykime, vietelių, bet žiūrėkit, kokie dideli kabliai įdėti iš karto. Žiūrėkit, kokių mes mygtukų turim. Pavyzdžiui, dešinį.
Atsiprašau, Hebra. Nu ir aišku, galim nuleisti ir pakelt automobilį į viršų. Dabar einam pažiūrėti, kokia situacija yra viduj. Tai dabar atsėdau į vidų ir turbūt, kaip matot, tai čia vietas tiesiog sočiai. Turiu skaitmeninį ekraną vairuotojui, skaitmeninį milžinišką multimedijos ekraną, kaip matot, iš karto su CarPlay'um. Ir dar vieną ekraną keleiviui. Tai fun fact, šitas ekranas nepritemsta, man pradėjus važiuoti, tai man labai keista. Toliau pagrindinis meniu, muzika aišku. Automobilio nustatymai, tai čia visokiausių įvairiausių nustatymų yra, į kuriuos aš nelysiu. Apie offroadą kalbant, tai automobilis gali labai stipriai išsikelt, labai stipriai nusileist. Galima pasirinkti vieną iš kelių skirtingų režimų, tai yra sniegas su vizualizacija, purvas, kažkodėl man įjungia galinę kamerą iškart, smėlis su dar viena gražia vizualizacija, tada akmenis. Parodyk man vizualizaciją. Vėlgi nerodo. Ir wade, tai yra čia spėjau pavažiavimas per vandenį, jis man iškart liepia atsidaryti langą, jeigu netyčia paskęsčiau ar nuplaukčiau. Labai įdomus dalykas parkavimosi svirtis. Jeigu aš paspaudžiu ant D, čia lyg ratukas prasisuka, atvažiuoja kitą. Tarsi, tai yra neskaitmeniniai, o analoginiai rodmenys, kurie keičiasi man kažką paspaudus. Tai labai toks įdomus dalykas, o paspaudžiu parkingą, vėl atvažiuoja naujas. Toliau, čia USB-C, USB jungtis, 12 voltų jungtis, tada čia yra labai didelį įrankį juosta. Tai vienas iš įdomiųjų dalykų yra tai, kad paspaudus vieną mygtuką, automobilio galima visus ratus pasukti vieną pusę ir taip lengvai pavažiuoti tą pusę. Arba lygiai taip pat į kitą pusę ir taip toliau. Tai visai naudinga funkcija. Tada galima užrakinti galinį diferencialą, priekinį diferencialą, bendrai viską užrakinti, antipraslydimą išsijungti. Aišku, galima išsijungti kameras. Tos kameros nėra ypatingos kokybės, tai aš jų tikrai neplanuoju labai girti. Kitas dalykas, įjungus posūkį, yra kaip ir aklosios zonos tokia vieta, bet čia, nežinau, 240 pikselių rodmenys, kurie dar pastoji ir lagina, jeigu, pavyzdžiui, įsijungčiau važiuoti, bet puikiai matosi, kaip tas vaizdas lagina. Įsijungus galinę kamerą, tas vaizdas jau tiek stipriai nebelagina, nes čia lyg ir normali kamera. Noriu sakyti, daugybė įvairiausių dėtuvių ir tada užtraukiu rankinį. Daug dėtuvių, ta dėtuvė gali virsti iš dėtuvės į podelių laikiklį paspaudus porą mygtukų, tai tas yra visai faina. Čia irgi viena dėtuvė, antra mažesnė dėtuvė priklausomai nuo to, ką čia jis deda. Plius yra vėsinimas, žiūrėjau, pakankamai toks prabangus, sakyčiau, daiktas. Šiaip, fun fact, klimato kontrolės vis dar neliečiau, pirmą kartą ką tik paliečiau, tai panašu, kad šonuose yra mygtukai temperatūrai. Ir toliau mes jau turime, aišku, eiti atskirą meniu, kur va vėlgi viską galim reguliuotis. Aš čia dabar stipriai nejungsiu. O, sėdynės vėsinamos plus šildomos yra. Neįspūdingai valdosi, bet turbūt kaip ekrane tas valdymas pakankamai geras. Ką tik atradau vieną mygtuką, ant kurio nupieštas kelias ir mėnulis. Ir pasirodo, automobilis turi naktinį matymą, kuris aptinka gyvūnus. Čia labai įdomus dalykas. Dabar yra dar vienas mygtukas su kamera, tai paspausiu ant jos. Ta pati vaizdą priekinę kamerą įjungia priekyje. Visai įdomios, visai naudingos funkcijos. O šiaip tai važiuojant ekrane visada matot, kiek pasisuka ratai, kiek iškeltas automobilis, newtonus, kiek kilovatvalandžių 100 km naudoja, nuvažiuojamą atstumą ir taip toliau. Žodžiu, biškai apsižiūrėjom tą automobilį, iš principo jis prabangus visai, bet dabar esu miške, kaip jau turbūt supratot. Tai dabar iš to miško visi kartu ir grąžinsim Dilsom automobilį. Nežinau, kiek čia bus tos bekelės, norėjau, kad biški būtų, pažiūrėsim, pro kur mus ves. Bet šiaip tai šiek tiek bijau ant dugno paguldyti beveik 4 tonas, nes tada neužteks į Facebooko grupėje įmesti ir paprašyti, kad kas nors su Subariku atvažiuotų ištraukti. Tai anyway, judam po truputėlį. Jeigu subraižysiu mašiną, Hebra, tai atsiprašau, žinokit, kad čia kaltas šitas kelias.
Bet negalėjau tiesiog niekur aš su jo nelysti. Norėjusi kažkur truputėlį važiuoti, bet šiaip tai ultra gerai jisai važiuoja, ultra gerai lipa. Nu ką, dar vieną balelę? Brace yourselves, hebra. Šitą rimtesnė. Biškis slidinėjimas jaučiasi, nice. Nice. Nu labai smagu. Gerai, važiavam į žvyrkelį, užmetam truputėlį greičio, pasižiūrėsim, kaip valdosi automobilis. Sidarau biškį langą. Šiaip tie galiniai pasukami ratai duoda tokio lyg šiokio tokio plaukėjimo. Viskas, užvažiavam ant asfalto, pasižiūrėsim, kaip čia automobilis elgiasi. Ok, važiuoju 60 km/h, aštrus gulintis policininkas. Nu jautės kažkiek, bet šiaip tai maloniai stebina ta orinė pakaba. Aš norėčiau padaryti tokį dalyką, kuris yra startas. Pasižiūrėsim, kaip tas automobilis čia važiuoja, jau 4,2 iki 100. Sport mode, automobilis nusileido šiek tiek, nu ir taip tiesiog dugnus. Ai, tada 100. Ta prasme. Dar nesu patyręs tokią keistą jausmą. Atrodo, visi 4 ratai prasisuka, bet ta mašina tokia sunki, kad jie tiesiog ir sukasi ten vietoj. Bet šiaip tai greit užkapoja. Wow, net nesitikėjau, kad taip greit. Ai, ir dar vieną įdomų dalyką noriu pasakyti, tai automobilio kaina. Tai šiaip toks naujas automobilis kainuoja beveik 170 000. Aš nežinau net, kas galėtų būti tikslinis pirkėjas, bet turint omeny technologijas, aš puikiai suprantu, kodėl tas automobilis tiek kainuoja. Šitas yra šiek tiek panaudotas, pravažiavęs 10 000, tai jeigu susigundėt, šito kaina tik 105 000 eurų. Gal ieškot, pavyzdžiui, ką nors vietoj Wranglerio ar vietoj Hiluxo jūkį. Dabar kalbant apie valdymą ir komforto santykį, tai aišku, automobilis žiauriai komfortiškas, nes turi orinę pakabą, bet kiek kokybiškai valdomas gali būti 4 tonos, turbūt patys suprantat. Tai jeigu mėgstat staigesnį, agresyvesnį važiavimą, tai su šito automobiliu tą išeis padaryti tik tai tiesiai, ko gero. Įvažiuojam į miestą, pasižiūrėsim, kokia čia situacija tarp mašinų važiuoti. Kol kas tarp 2 fūrų, tai jaučiuosi biškai kaip pats kaip su fūra. Nu, lysk, senelį, taigi specialiai tau palieku. O, padėkoja, malačius. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar. Mano krūtiniai, mano meilė. Taip, galios prasme, tai čia yra mano galingiausias kada nors vairuotas automobilis. 1088 arklio galios. Gaila, kad jis nėra tokio dydžio ir tokio aukščio nuo žemės kaip Porsche. Būtų truputuką smagiau, bet negalimgi viską turėti. Bum, juosta papildoma. Drykst. Babum. Tos vietos, kur kiti prisistabdo dėl asfalto nelygumų ir panašių dalykų, tai aš nestabdau, aš tiesiog važiuoju ir beveik jų nejaučiu. Myliu. V8 aš myliu. Kažkoks keistas šlikštulys dabar. Mano krūtiniai. Oh yeah, baby. Yeah, power! Speed and power. 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 Ir visgi Clarksonas 1000 kartų buvo teisus. Greitis ir galia išsprendžia labai daug dalykų. Ir greitis ir galia niekad nieko nenužudė. Momentinis sustojimas iki 0. Vakas jis nužudo. Tokias mintis paskutiniu metu eina į galvą Clarksono atsiminus knygas, Top Gear, Grand Tourą, tą pačią fermą. Turbūt visi jau girdėjot, kad Clarksonui prostatos vėžys, tai aišku, aš labai tyliai jam linkiu tik tai sėkmės ir toliau kurti ir visus mus džiuginti, bet aišku, tai yra klastinga liga. Liūdna. O čia tokia įdomesnė vietelė, kur
turi tilpt tarp juostų ir čia, taip aš jau per veidrodžius matau, kad po vos ne centimetrą iki juostos ir važiuoja. Dar čia tas koliukus jie sugalvoja biškį pasistumti ant tų juostų, vaikšto prie pat. Na, aišku, jiem tai čia jie gal įpratę, bet man tai ir pasitraukia. Yeah, baby, power, power. I need some power, baby. Šiaip tai labai myliu Vilnių. Bet kai iki dilerio reikia važiuoti 5 minučių arba vaikus į darželį vežti 2 valandas, tai ta meilė truputėlį susilpnėja, sakykim. Nu ir aišku, pačią svarbiausią dalyką dar šiandien aš jums nepasakiau. Svarbiausia, kas be nutiktų, yra subscribint šitą kanalą. Nes kuo daugiau subscriberių, tuo daugiau įdomių projektų bus, tuo toliau aš galėsiu važiuoti. Tai išduosiu mažą paslaptį, greitai varau į Ameriką, į tokį mini tripą. Tai tą mini tripą tikrai nufilmuosiu, gal netgi porą serijų gausis. Jau atvažiavau prie dilerio, tai dabar laukia paskutinė užduotis mano, tai yra tą automobilį pabandyti prisiparkuoti kažkokią tai įprastą parkavimo vietą. Blema, tie galiniai ratai kaip pasisukais aštresniu kampu sukasi negu man įprasta. Man baisu, kad tai gali būti incidento priežastis. Šiaip tai nėra man sudėtinga parkuotis gyvenime, bet šiandien tai yra nelengva. Taip. 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 Tik pats savo nepatogiau pasidariau. Tai viskas, mano mėly bičiuliai, tiek šiandien aš jums norėjau papasakoti. Grąžinu automobilį Dilsam ar Dongfeng Lietuva, nežinau kaip tiksliai vadinti. Aš šiek tiek užsiminiau, kad varau Ameriką, tai sekantis video arba iš Amerikos, arba padarysiu dar vieną, nežinau tiksliai kaip pasiseks. O šiaip tai, kaip visada, ačiū, kad žiūrit.